Apie padarus, kurie man lietė kojas. Įtempta, čia jau įtempta. Bet tik neatleis gazo, karočią. Jeigu jau pradėjai važiuoti, jau viskas. Nerėk, nes užgriūs. Nerėk, nes užgriūs rimtai. Labas vakaras. Labas vakaras, taip įtartinai čia sustojate, ieškot ką nors? Objektyvas šitas irgi gali. Biški štresnė. Tamsoj biški nelabai gerai dirba. Poch. Naujas Quattro Silkės epizodas. Šiandien varom vėl kažkur su Irmuku prasilėkt. Dar nežinom konkretaus locationą, bet to sužinosim. Varom, Irmukai. Šitą lochą įmam? Va, įmam, karočią. Palauk. Reikia pasirūpinti, kad jisai niekur nepasprūktų. Viskas gerbiamas. Tu lieki čia. Lau grybo stadiją uždėti reikia. Viskas Sub-Zero. Jis lieka vykdyti fotosintezę. Karoči reikalas tame. Pareina štormas. Va, iš šitos pusės. Ir jeigu žiūrint visos dienos bėgyje, mes galim tep slydę į viršų Lietuvos kažkur čionais, arba galim va čionais va. Į Baltarusiją varyt. Galim į va tą va Lietuvos iš Kišliuką varyt, va čia. Kas čia tokio? Prie Švenčionio, žinai, toli. Nu. Galim, valandą kelio, pusantros. Žiūrėsim. Švenčionis. Kažkur jo ir ten pasisuksim. Tai locationą Švenčionis dedam. Jo. Let's go. Kažkur čia. Švenčionis ir jis! Pirmasis pitstopas yra parduotuvė kažkur arti Vievio. Prisipirkom junkie shit. O. Kaip Geriausias. priklauso silkė pataluose. Dešrelių, kanapinė. Kanapinė duona, viskas. Red Bullis, va. Red Bullis, gardžioji, gera, be saldiklių. Va, krekerių dar su silkė. Kregėdų dar su silkė. Viskas, šalmas dar va yra. Šalmas, nes pavojinga kelionė laukia. Palankiai susiklošęs aplinkybėms užsukome į Daukštus nusifotografuoti prie bažnyčios. Nes taip atsitiko, kad silkė pas mus yra religinga pakankamai. Yra užtaisius porą ginklų. Čia yra silkė pataluose, Quattro Silkės viduje. Silkių inceptionas. Mūsų nuotykis atvedė mus į nežinia kur. Realiai nesame tikri, kur esam. Bet čia įdomus dalykėlis. Fotiką laikau 2 rankom. Oba, portalas. Opa! Užtvanka. Pažiūrėk, galima čia dar nusileisti. Uo! Ir va, kur nubėga tas vanduo, pasirodo, rizikuosime ne tik savo gyvybę, bet ir kameros gyvybę.
Štai toks žmonių išradimas, puikus statinys, šiek tiek apaugęs kerpėm ir samanom. Bet tai tik tais garbaus laiko požymiai, nieko blogo. Nusausiu pačiuk. Varysiu į portalą pažiūrėti. Exploras? Portalo Exploras? Ne, neturiu. Einu žiūrėt, kas ten gero. Opa. Opa. Viskas, aš brendu į kitą dimensiją, į vartus. Ten galima nueiti iki pat galo, iki to. Bus lendama į portalą. Opa, opa. Dabar turiu pasirinkti savo destinį. Į kairę ar į dešinę, į dešinę, ten mažiau laša nuo stogo. Viskas dingsta į portalą. Portalai! Rūkyk! Fuck, kebra! Kur aš, blėt, įlindau dėl fokarto. Nu ką, portalo karys. Opa! Lenda iš tamsos. Portalo kovotojas. Opa! Einame. Čia jau vandens siena, pro kurią nepraeisiu niekaip. Viskas. Tepam slydę atgal. Kai varom pasitik portalo narį. Gal dar grįž gyvas sveikas, tikėkimės. Opa, portalo karys. Išlindo, grįžo. Kaip tik sakiau, ir mūsų blogiausia dalis buvo eiti basam per visą tą tunelį. Ten eini ir jau tie kažkiek padarai liečia tau kojas ir jie juda krūtą. Nežinau, kas ten buvo, žinot nenoriu. Ir dumblėta labai. Apie padarus, kurie man lietė kojas. Aš išlipdamas po to ant kojas radau vieną iš jų. Ten toks šliūžas buvo kažkoks nedėlė. Jis kažkoks tunelių mutantas, nedidukas. Ir berods nesikandžia. Bet tu jauti, kaip jie juda tau tarpupirščiuose, kai eini ten per tą dumblą. Opa, silkių keliai. Silkių keliai nežinomi ir mes taip pat nežinome, kur mes randamės. Mes randamės kažkur tarp miškų ir kelias prasidėjo labai sketchy. Visokios duobės su dumblais. Bet Quattro silkė važiuoja. Quattro silkė važiuoja ir dar važiuos 100 metų, nes čia Quattro silkė. Va. O, čia jau geriau, Čia jau įdomiau prasideda. O, traukia. O, Quattro. Važiuoja. Tu matai, kokia ten duobė buvo, kokią pravažiavo?
Nieko, čia tik apšilimas. Čia tik apšilimas silkė yra. Jinai tokias duobės valgo pusryčiams. O dabar kaip tik yra pusryčiai, nes dar ne pietų metas. Okay, dar viena kliūtis, šį kartą reikės pervažiuoti šitą. Pervažiuoti medį. Medį, tau šiandien nepasisekė, nes tave mes pervažiuosime. Dovanokite. Galbūt medis taip pat turi tėvus ir jie dėl jo jaudinsis. Bet mums nemotais, nes Quattro silkiai galioja kitos taisyklės. Augalų. Gražus kūmas. Okay. O, laukia išbandymai numeris 2. Okay, čia jau įdomiau vėl. Važiuosim. Oho! Čia reikim dešiniau, atrodo. Kuo dešiniau, tuo puikiau. Okay. Opa. Kaip buvo minėta, Quattro silkiai tokie keliai nemotais, jiems spjauna į veidą ir pasijuokia iš šalies. Važiuojam kokį 10 minučių tuo miško keliu, kelias nesibaigia, kelias tik tais blogėja su laiku. Ir čia vienas iš ruožų labai dumblėtas, galiu net pabandyt greit iškišt, kol lietus nesubėga. Labai murzinas kelias. Kągi, šoferis, ruoškitės. Laikyk vieną ranką. Ruoškitės. Kelias murzinas, bet mums tokie Okei, palauk, čia. Don Pedro Alestero. Čia jau Don Pedro Alestero reikia išeit pasižiūrėti. Davai, čekų. Nes čia... Ką mes čia turim, parodysim. Ne, palauk. Ne, neišlypsi, viskas. Dabar reikia laikytis. Dabar ant klaustuko, ar laikytis plano ir rizikuoti, kad mes įklimsim ir bus visiška šikna, ar važiuoti atgal. Grįžti atgal mes dar spėsim, nes mūsų saugo Jėzus. Jesus su saugo. automatais. Yra Milky Way'us dar. Yra čia ir dar Milky dalykų. Way'us yra. Realiai, jeigu turim saldumynų, galim važiuoti į priekį. Mano Viskas, logika Milky tokia. Way'us yra energijos. Red Bullis? Mus remia Red Bullis. Red Bull, jeigu dar mūsų nerimi pats metas, tu pažiūrėk, kokias nesąmonės darinėja. Viskas. Jeigu sėsim, lauksim džipo. Ir ilgą. Nu davai, bet reikės pūst, laikyk. Laikyk, tai laikyk. Atgal biški ir palauk, žiūrėk. Žiūrėk, čia trajektorija, pro dešinę dešiniau. Na, čia mes šikna. Ir va tenais dar matai. Jo, esmė yra va tas antras. Šitą mes prapūsim, bet dabar antrą reikia galvoti, kas bus su antru. Ok, čia įtempta, čia jau įtempta. Bet šiek neatleis gazo, karočią. Jeigu jau pradėjai važiuoti, jau viskas. Jau važiuojam. Ok. Good. Galbūt dugną gaudysim. Gerai, pučia. Silkienai. Blet, man širdis halatos, palauk. Palauk, nu reikia išlikt parodyti. Nieko nebus. Va tai va. Šitą šikną su Quattro silke praskrydo. Va tai va. Biški pakuteno pilvuką va šitą. Tvarkingai. Adrenalinas 3000, nes esam viduryje miškų, net nepaaiškins niekam, kaip čia pavažiuoti. Važiuojam toliau. Judam toliau. Ką noriu pastebėti, mes važiuodami miškais privažiavom didžiulę pievą. O jeigu didžiulė pieva yra neišarta ūkininkų ir nieko nepasėta, vadinasi čia dykynė visiška. Reiškia, privažiavimo iki čionais nėra, arba privažiavimas labai blogas. Ko tik ką įsitikinome. Silkė biški išsimurzino račiukus kaip mažas vaikas, bet aš esu tikras, jai tas patinka, jai tas prie širdies. Pakuteno pilvuką biški silkiai. Oras geras, kaip visą laiką. Oras nuostabus, tokiai kelioniai pats gazas. Važiuosime toliau, žiūrėsim, kas mūsų laukia.
žodžiu, mus susitikome su kažkuo, nežinia su kuo. Reiks dabar prasilenkimo manevrą daryti. Džypas priekyje. Žiūrim, kas ten bus. Džipų keliais su silke. Supranti? Visai įdomi vieta. Pasipainiojo kelyje. Gražiai atrodo. Aišku, kelias prie jos. Ne visai patogus eiti. Bet mes lipome iš komforto zonos, netgi ne. Juk tik taip asmenybė auga. Nežinau, kiek čia užapsi per šlapę žolės pasivaikščioti. Bet čia yra gražu. Eik tu sau. Gerai, ne? Eik tu sau, pelkė kokia graži. Awesome. Aš Lietuvoje tokio nematęs iš tiesų. Jau matė. Ateik čia yra du akmenys, ant kurių galima atsistoti. Jau matė. Wow. To ten galima slinkti dar toliau. Aišku, negalima. Nereikėtų leisti gobšumui užvaldyti. Nes galiu prasmegti į pelkę. Wow. Tu pažiūrėk, koks grožis. Medį tai. Jo, čia pakrantę galima praseiti. Vaizdų į medį lipt reiktų. Viskas išdūlė, išnyrė. Prarastųjų sielų pelkė. Čia naktimis gali išgirsti Voldemorto balsą, šaukiant Harry, Harry. Dangerous. Gražu. Norim mest akmenį, kad prasisijotų. Arba kažką. Ten. Viliojusi maudyti. Atleis pelkę, kad sudrumščiau tavo ramybę. Šeštadienis galima. Bet jo, šiandien yra šeštadienis išeiginė žmogui, tai dėl to jisai ir neršia čia po miškus. Priprask, mes gyvename vienoj planetoj, pelkė. Nieko negaliu su to padaryti. Galiu tik tais apgailestauti. Tai padaryti bombermaną. Pareina. Išbridau iš po pelkių. Puikumėlis, gražumėlis. Visas šlapės iki pusės. Oras geras. Nuotaikos geros. O čia pasirodo vidury miškų. Tiesiog reguliariai sau stypso kopą su jūros smėliu, kaip pirmukas sakė. Nežinau, kiek yra tiesos.
Bet iki šiol jisai buvo patikimas ir nieko iš manęs nepavogė. Gal ir čia nesumeluos. Tai jinai gaunasi didelė šitą kopą, ne? Pati kopa nėra didelė, bet šitas rajonas, kur smėlio daug. Wannabe jūra. Kažkur ten gal yra. Už 300 kg. Žiūrėjau, kas tenais per altorėlis. Gal kokios pagonių iškilmės. Nu, rimtai? Pamiršo staliuką savo. Iškilautai. Apsistojame kažkokio dykinėje ir suruošėme karališką puotą. Pringusai. Karališka. Čiuvėsėliai mėsos kažkie ir Red Bulliai. Nes mus remia Red Bullis. Nepamirškit, kad mus remia Red Bullis. In advance. Red Bullis jau žino. Red Bullį mes ateinam. Seni, mes jau tavo reklaminis veidas beveik. Tazeris. Ką čia? Tazeris. Čia Obis Vankenobis pamiršo savo bleidą. Besėdėdami Buvo užmatytas radinys. užmatėme Opa. radinį ir pasirodo čia bus geocachas. Official geocaching slėptuvė, brolyti. Kas čia buvo, atvarėm? Official, motherfucker, slėptuvė. Bėgis buvo atvaręs. Ir Mukas ir Andrelis. Reikia pasirašyti. Sonata. Singas. Stingas. 2-3 seniausia data kokia. Bet žiūrė, nuo 2-3 ir prasideda. 2-3-03-15. Ir paskutinis įrašas yra 07-26. Prieš 2 savaitės ar savaitę, kiek čia. Reikia palikti lobio į vidų įdėti. Va, aš jau radau. Šitą reikia nukrapštyti. Lobis žinoma kuklus, bet svarbiausia juk ketinimai, o ne daiktai, ar ne? Opa, viena lobio dalis tai yra pinigėlis. Pinigėlis įdėtas, užsukam ir padedam saugiai. Ten, kur niekas neįtars, kad jis yra. Štai čia. Dar viena lankytina vieta, kol nesutemo. Ir kelias, kurio nepavyko įveikti Quattros Ilkiai. Kad ir koks būtų awesome automobilis, šį kartą kelias paėmė viršų. Ir tuoj parodysiu kodėl. Čia hardcore'as jau. Čia reikia arba keturačio, arba kokio siauro džipuko, nes ten ir medžiai nuvirtę, ir gilu, ir vėžios yra gilios, tipo ant dugno galima pakibti ir račiukai tik tai suksis, kojytėm tik tais makalos ir nebegalės judėti priekį automobilis. Va, vieta. O. Yra. Neša, kaip turi būti. Va čia jau nesiryžom važiuot. Per daug gilio. Per daug gilio, čia jau galima maudytis. Nevažiuot, o maudytis. Kiek šito gilio turim, galim parodyti. Nu, va, pagalys. Ir realiai gilio tiek va. Biški daugok. Jo. Biški daugok. Jo, čia gerai. Čia iš bėdos dar galima, mes svarstėm, kad galima pravažiuoti va pro čia.
Aplink tos medžius praskridai, sąmonas įsivaliu. Praskridai, tada čia nais, tipo, išvažiavai ir varai toliau. Čia irgi iš idėjos galima į vėžes bandyti nekrist, bet dabar slidus paviršius yra. Tas irgi sudėtinga būtų ir va čia jau prasidėtų problemos. Tu arba įkrenti iškart į vėžes ir tau pakimba automobilis, šitoj vietoje, man atrodo, jau kiptumėm viskas. Jo, ant dugno. O čia, O čia matai, jau pagalius kažkas dėjo. Ne, čia visą Čia jau kabėtumėm ant dugno. O čia dar draugelis vienas. O čia dar draugelis vienas užblokavęs kelią ir tu jau nebepakiltum. Taip, kad apsėjom. Be važiavimo iki čia prasieisim. Pavojų kupinas. Keliukas. O, sveiki. Atkakome. Urve gyventojų yra. Įsitaisė. Urviniai žmonės. Čilina. Gerai. Aš tikėjausi, jis bus didesnis, nuotraukos atrodė didesnis. Ne. Lyg ir ne. Su kedukais čia smagumina. Pizda, pamirš savo kedukus. Viskas. Jeigu man kai galima kitur bus. Jo. Nu, lietuviškas urvas. Tokio, kokio ir reikėjo tikėtis. O, palauk. Urvo pratęsimas. Tu palauk, čia nais urvo pusbrolis yra mažesnis. Lysi? Čia kur būna, žinai, vidos randi, kur ten čuvakai tarp dviejų akmenų įsispaudė ir bando lyst. Ir lenda ten į urvą, karočią, ten gilis 60 metrų su parašiutai šalyje. Ir niekad nesužinosi, kad ten toks rytas. Pašviest, turi pašviest, kur? Ai, aš turiu matyti. Įmest ten telefoną, jeigu šviesi. Ranka tokia išlenda. Daug telefonų. Kiek valandų. Bet jis tęsės tolyn ten, man atrodo. Ilgis? Okei. Čia žiūrų, kreilas dar eina, reikia praeiti. Urvas. Čia tikrai kaip džiunglėse kokia. Pasižiūrėjau. Kažkoks ne Lietuvos miško vaibas visai. Aptikom urvą ir urve du urvinių žmonės. Tai jau nelindom į urvą. Ir Mukas teisingai sako. Nerašyta urvų taisyklė, kas paėmė urvą, tam urvas ir priklauso, tai mes nesikesiname į svetimą urvą. Štai jaučiu, kai mano batai sunkieno iš tų tešlų. Gerai, greitas didėja. Prie upelio gal reikia nusileisti. Žiūrėk, urvas laisvas. Opa. Wow, Mogai davė mums laisvę. Tu pažiūrėk į šitą. Čia karočiai ieškok stebuklingų lobių. Eik tu šono. Nerėk. Nerėk, nes užgriūs. Nerėk, nes užgriūs rimtai. Gerai. Eik tu savo. Kosmosas, ble. Pizda. Wow. Jaučiuosi kaip lobio ieškotojas, neradęs lobio, bet beveik radęs. Čia jis turėtų būti, bet jau paimtas.
Blemba rimtais ten tęsiasi ir tęsiasi tas urvas. Čia žiūrėk dar. Va čia dar. Čia kaip kokiam, žinai, game, tipo levelis yra slaptas. Kur randi? Ten achievement būna, kur nors. Prikolas. Ir va čia smėliukas toksai. Bet čia tvirta uoliena, pasižiūrėk, jeigu pabandai Iš pakrypti. kojas prašerko. O, šit, čia smėlis paprastas. Iš kojas prašerko uolieną, pažiūrėsim, kaip tvirta. Nekrapštyk. Nekrapštyk. Na, man čia jau klaustrofobija prasideda. Čia ne, bet kai pasižiūri, kur bičiai, ten rimtai tarp dviejų akmenų, kur ten galva vos telpa, jie šliaužia. Ten žiūri, net nemalonus jausmas kažkoks aplanko. Čia tai nieko baisaus. Ja. Įdomu, Lietuvoje toks egzistuoja. Mes dabar oficialiai esame urviniai žmonės. Šiuo momentu, šią sekundę esam urviniai. Ir šitas urvas priklauso mums. Tai mūsų urvas. Pagal nerašytas urvų taisyklės. Pagal taip, nerašytas urvų taisyklės. Kas urve yra, to urvas ir yra. Tam priklauso urvas. Čia loko neradom. Tada kardadančio tigro čia irgi nebuvo. Mes uždominavom šitą urvą. Dominuoti! Aipa. Nekrapštyk sienų ir lubų neliesk. Ir garsiai neriek viduj. Tokios taisyklės urvo. Urve riekt negalima, kaip bibliotekoje reik tyliai. Laiko. Kas čia toksai? Nekrapštyk. Virš tave žiūrėk, kaip gerai senai. Nu, sluoksniai. Bet čia tas pats smėlis tiesiog susitrombavęs. Jo. Ištrupė. Yeah. Taip iš šalies. Šita vieta atrodo. Atrodo kaip urvas. Smurfo urvas. Eiktų, bet iš čia sukietėjęs baisiai tie sluoksniai, kieti. Čia išoriai, bet viduje jis Jo, jis nuo drėgmės toks. purus. Papurės. Bet geras sluoksnis mažesnis būtų. Ten realiai galima būtą įsirengti ir Airbnb nuomot. Jo, bookingą. Medžiamės apačiai. Jau viskas mano batams šikna. Ir smėlių... Asilė, ko čia dilginės? Įdilgino man. Ta padugni. Dirgelė mane uždominavo. Homer. O, kyla rūkas. Matos rūkas, čia kaip tropikuose tikrai. Dauba tokia. Rūkas. Samba yra, tai visgi Lietuvoje panašiai. Žiūrėk, man atrodo uoliena. Yra iš urvo. Aha, urvo uoliena. Urvo uoliena, klausyk. Klausyk, log viską, ką žinai, urvo uoliena. Urvo uoliena. Reikia padaryti užtvankos urvo uoliena. Davai padarom užtvanką. Davai, čia yra visko. Pakanka visko, kad padaryti užtvanką. Ne, žiūrė, ir mukai. Urvo užtvankos projektas dabar bus vykdomas. Ir mukas užsiema tą dalimi, aš užsiemu to, kad nusiemu batus, nes batai pavirta tiesiog į smėlio, du smėlio gumulus. Nusimsiu batus, o tada pratęsiu su savo projekto dalimi. Mano planas štai koks. Aš matau dvi sroves. Čia vieną srovę. Bet jeigu aš vieną iš jų užtvenksiu, jinai tiesiog pro šalį varvės.
Reikia... Arba va čia, žiūrėk, šitas akmuo mums gali padėti. Ne, matai, jinai čia jau užsidaro, jinai susijungia va į šitą dalį. Vietoj. Taip, mes galim, reiškia, užtvenkti va šitą va dalį. Bet ją reikia nukast, kad čia tipo būtų srovė. Tai jau man pavyko išgauti iš upės va šitą va uolienos gabalą. Aš manau, jeigu užteks jėgų, jį reikia nugabenti. Čia nais. Šičia, bet žiūrėk, čia jau prasideda viskas, tenais į dešinę, sukasi. Va čia reikės dar užtvenkti, va čia šiek tiek kažką pridėti, čia galima smėlio akmenų pridėti. Šis reiktų užpilti ir šitą srovę tipo nukreipti va čia va. Tai jinai bet kokiu atveju eis į va čia nais. Tik tais, va, po to pradės piltis per va šitos va kraštus. Taip. Davai pabandom va tą atgabent, kaip nors bent arti. Į galima pravalyti šitas šakas ir tada tą atgabent. Davai. Tai savo idėją. Užtvankos gamyba įpusėjo. Didysis žovis dar stovi nepaliestas, bet čia jau pasistumėjome. Šiek tiek sukūrėme mažą įlankėlę, kur kaupiasi vanduo, dabar reikės užtverti šitą dalį. Radome dar vieną uolienos gabalą, kuris puikiai čia atsistos. Susiformuos mažas ežeriukas. Jau formuoja. Jau formuojas. Ką, užtvanka juda. Toliau. Liko vienas pratekėjimas štai čia. Ir didysis žo dar liko. Metas apibendrinti mūsų triūsą. Užtvanka pagaminta. Pusiau pasiteisino, visai savo darbą atlieka. Visai savo darbą atlieka, jau galima statyti generatorių, nes yra pagrindinė vieta, kur didžiausia srovė čia. Čia jau vandens nesugebėjome sustabdyti. Reikia daugiau resursų, negu mes disponuojame dabar. Tai reiškia, reikia daugiau rankų. Arba paprastų akmenų tenais priberti irgi pabandyti. Bet čia jau gilio yra. Mes dar ten išmindžiam, žinai? Jo. Žinai, ką dabar galim pabandyti? Lazdų, pagalių primėti tenais visokių šakalių, jiegi užkemša viską. Davai, sekantis etapas. Dabar daryti šiukšlių užtvanką. Nu ką, darbo vaisiai saldus. Užvarėme šiandien, salos jau nebėra. Viena pusė teka, antra yra atidaryta. Užsitvenkė truputėlį. Ką mes čia turim? Nu va, matos lygis vandens. Tik pro ten varo pro šoną. Užtvankos update'as 1.2. Galima įžiūrėti, ant kiek pakilo vandens lygis. Aišku, užtvanka nėra tobula, nes vanduo prabėga. Bet vandens lygis pakilo ir praktiškai jau galima maudytis. Gerokai pakilo. O, čia skylė prasiveržė jo, va čia toks didžiulis. Jo, žinai. Bet, jeigu vanduo kyla, vadinasi, prabėga mažiau negu atbėga, o mes to ir norėjom. Čia irgi jau per viršų teka vanduo, ten matyti jisai užsikimšo nuo tų šakalių. Bet mane džiugina darbo rezultatai, padirbėjom geriau už bebrus. Bebrai nervingai rūko kampe atsistoja. Jie tokio akmens nepakeltų. Matos, kad čia ne bebrų darbas, o žmonių darbas. Yra ne bebrų darbas. Ne bebrų darbas. Čia aukščiausio lygio inžinerija ir išmana buvo panaudota. Genialumo stebuklas. Šiuo metu užtvanka atrodo taip. Čia jau susidarė nemažas baseinėlis. Čia matom problematiškas vietas. Čia pro apačią kažkur bėga. Bandėm užkrauti visko, ko įmanoma, šakomis. Ir čia pats didžiausias lygas yra šitas kampas. Suprantama, visiškai išvengti vandens pratekėjimo neįmanoma. Su turimais resursais. Bet bebrai irgi ne 100% užtvenkia. Jie maždaug va taip pat savo baseiniuką pasidaro. Kad galėtų kimaujant. Jo, ir čilina. Ir čilina.
Padirbėta neblogai, aš jums pasakysiu. Čia sekantis lankytojai nusteps, kad kažkas įdėjo šitiek beprasmiško darbo. Darbas ne vardan naudos, o darbas vardan sielos. Darbas bebrus puošia. Darbas bebrus puošia. Greičiausiai finalinis jau update'as nuo užtvankos. Čia viskas dėl to Red Bullio. Karočią Red Bullį parašyk mums, pažiūrėk į šitą užtvanką. Pažiūrėk, užrasojo objektyvas. Atrasojo. Iš visų pusių einam apžiūrėti. Žodžiu, problematiškiausia vieta yra čionais. Čia prabėga didžiausia srovė. Pikas užtvankos buvo prieš kokių 10 minučių. Va ten matom, kiek nusileido vandens. Ir greičiausiai daug maž va tokio dydžio baseinas ir bus. Aišku, prasimuš vėliau vanduo dar labiau ir šitą užtvanką liks nieko verta, taip kaip ir kiekvieno mūsų gyvenimas. Amžinybės perspektyvų. Darbas beprasmis, bet ar gyvenimas turi prasmę? Štai kur klausimas. Laukia kelias atgal. Va šitą kalną užkopti. Batų net nebesidedam, nes nėra prasmės. Čia. Užtvanka viso gero. Buvo malonu tave tvenkti. Užtvanka laikykis. Pasam geriau grįpina negu Nu, nagais įsikabiniai vinioja. Visai stari. Maloni. Back to the roots. Maloni šildo. Urvinių vaibas. Pažiūrim, gal dar variklis šiltas, gal dar išeis kojines padžiaut. Bent kad šiltas būtų. O, dar išeis vis. Back to the roots. Maloni šildo. Urvinių vaibas. Badieną su šilta kojiniena. Užteks ir man, ar man ant reduktorius džiaut? O, šitas koks karštas. Kojinių džiovinimo ypatumai. Tradiciškai silkė gelbsti, nes silkė tai yra gėris. Man vandenuko landams reikia užspilt. Alaus. Babina, žvaklaidžiai. Čia vairo stiprintuvas skystis, čia stabdžių skystis. Čia stabdžių skystis? Turbina. Čia antifrizas tikriausiai. Antra turbina. Čia voras vadinamas, mechanizmas, kuris neva problematiškas, bet man veikia puikiausiai. Jokių problemų su juo neturėjau. Va, su šituo šnipštu turėjau reikalų. Aš jį netgi atjungęs. Nu taip, apsukos šokinėja šiek tiek ant laisvų, bet važiuoti jis neturi nieko bendro su važiavimu, nes jisai neva laiko variklio apsukas, kai jisai ant laisvo bėga būna. Tai reiškia, jisai per jį pereina oras, kuris patenka į variklį ir jisai atidaro tokias vartelius, tokius groteles mažas. Ir reguliuoja, kiek oro paduoti į variklį, kai jisai ant laisvo bėga stovi. Bet man atrodo, jisai prastai veikia arba laidai parėja ir kai užkaista variklis, man nustoja jisai veikti ir būna užgesta. Tai aš jį atjungiau, apsukos žemos būna, bet variklis veikia, viskas gerai. Nes ten grotelės šiek tiek yra atsidarę, po defaultu jos atsidarė, tipo avarinis toksai defaultinis nustatymas. Tai aš palikęs ir važiuoja, viskas puiku. Stakanai sveiki. Sveiki stakanai. Kvadros ilgia, baby, ką tu be pridursi. Kojas šlapias, aš dabar važiuoju be batų išvis ir įjungęs, kad pūstų šilumą į kojas. Kvapas, kai šlapio šunį. Šlapio šunį veda.
Filminės liepsnos koinės. Vakarėlis pas Perkūną, vakarėlis šiandien. Daužo baisiai. Baisiai daužo. Ir be perstojo, tu pažiūrėk. Paduoda šiandien Perkūnas. Švenčia. Perkūnas švenčia šeštadienį. Švenčia šiandien. Vasarą į pabaigą, tai juda konkrečiai. Juda. Situacija tokia, mes kažkur vidury laukų. Nu kaip, kelias šiandien yra asfaltuotas. Bet čia labai atsiveria geras vaizdas į... Kamerykės nenudaužk. Numečiu. Dundulis daužo baisiai, tiesiog visas dangus baltas būna. Nes žinai, kaip kokie Amerikoje uraganų medžiotojai. Tik ne uraganus, o žaibus medžiojo. Kai jisai šeria. Tiesiog visas dangus nušvito. Kaip diena pasidarė. Mes atvažiavom į Merkinę. 2 valandas važiavom į Merkinę su viltimi, kad spėsime į kažkokį meno festivalį. Lentpjūviai, tarp kitko, Angarė tokiam visai įdomi erdvė vyko. Atvažiavom ir tiesiai ant pabaigos atvarėm. Žodžiu, buvo pasibaigęs. Žinoma, dar užėmė lentpjūvę pasižiūrėti, ten jau visi skirstėsi. Ir kaip pagodos prizas atvarėm prie Merkinės apžvalgos bokštą. Ir čia yra linksmybių kalneliai. Skrydis. Davai pirmas važiuok. Ten sustoji normaliai pačiam gale? Pažiūrėsiu. Lauk, kiaušus labai spaudžia. Baisiai spaudžia. Lauk. Kiaušų raidas. Opa. Gautas iškvietimas. Ten policija. Atvarė. Supakuot mūsų nelegaliai. Slaidino. Palauk. Lauks dabar mūsų. Eisim pasikalbėti. Labą vakarą, jūs taip įtartinai čia sustojat, ieškot ką nors? Mėgstinukas. Pažiūrėk į mane irgi visas. Pasipuoši yra, supranti. Pasipuoši, palauk. Rankykės. Kepurė viską, va. Jau dūžė vas prašė. Ne, ilga diena buvo iš tiesų. Policija dar prisiknyso. Nespras, ko iš... Blet, pas prisiknysėjo prie policijos. Tai jie stovi, laukia kažko. Aš galvojau, mes padarėm nusikaltimą. Reikia prisipažinti. Žinai, kai prisipažįsti, tai iškart mažesnę nuobaudą gauni. Nu, nepagalvos, kad lavonas iš tikrųjų bagažinėj guli. Jo. Netikrins. Ir pasakai, kad gailiesi. Atvarai prie policijos ir iškart aš gailiuosi. Aš gailiuosi tai padaręs. Gerai, sakys, važiuok namo. Ko tu čia nori? Tai jie paklausė, ar nebuvai pametęs numerių, reikia patikrinti. O tu buvai pametęs ar ne? Ne, nebuvau niekad, blėt, jie prisukti varžtais numerį. Tai dėl to atlaukti ir nebuvai pametęs. Gal čia policijos sarkazmas buvo. Gaudo žodžiu.
Jo, kažkiek. Pavargę buvo jie. Ne, sargai viskas gerai, dirbo Dirba savo darbą, jo, gal jiem. Užsiknysę, pavargę, mes irgi jau nepilnos energijos. Jiem pasirodė tikriausiai keista, kad mes čia vidury nakties, 2 nakties, jų maža miestelė visi 9 nueina miegot, o 2 nakties čia kažkiek išsišokėliai ir mes dar ten krykštaujam, riekaujam su ant tų supinių. Čia jie priskrydo. Arba galbūt norėjo pasisemti energijos iš mūsų, nes buvo... Energetiniai vampyrai. Jo, gal jie buvo energetiniai vampyrai, tiesiog norėjo iš mūsų nusiurbti dalelę. Nes pareigūniai tai trūko ryškiai, jinai net žodžio nepasakė. Net nepasisveikino. Ne, jinai ten tik vartė dokumentus. Aš jaučiuosi įsižeidęs. Ieškojo kaip baudą išrašyti. Žodžiu, viskas, važiuojam. Važiuojam, plauk, šviesa. Rajoną. Veikia, ne? Jo, veikia. Važiuojam į rajoną, į Trakus. Aš dar jeigu išeisiu į ežerą, iššoksiu, išsimaudyti. Kur nors pakeliui. Viskas, ryšys baigtas. Ryšys baigtas. Valandą kelio. Valandą kelio iki namų ir šiandien greičiausiai paskutinis jau vidosikas.